Sveiki, šioje pamokoje pasimokinsime, kaip įkelti baldus iš 3D bibliotekų ir kaip juos redaguoti. Taigi prieš įkeliant baldus mes turime nusistatyti renderį, su kuriuo dirbsime. O geriausiai būtų nusistatyti renderį tik atsidarius dokumentą ir pradėjus modeliuoti. Taigi per render setų ir iškritusioj lenteliai. Čia turbūt pas jūs bus scanline renderis nustatyta, nes jisai yra defaultinis renderis. Ir mes praskleidžiam juostelę ir matom, kiek yra renderių tipų. Kas tas yra renderis, tai išvertus atvaizdavimo variklis, nuo jo priklauso, kaip realistiškai mes atvaizduosime savo sceną. Tai, kaip sakiau, scanline render ir mental render ir ray render, tai yra tokie renderiai, kurie jau yra pačioj programoj ir galima atsisiųsti papildomus renderius. Tai šiuo atveju, pavyzdžiui, pas mane yra Ray ir Corona, kurie yra papildomai instaliuojami, bet kodėl mes juos, tarkim, naudojam, todėl kad su tais defaultiniais renderiais yra labai sunku išgauti realistinį vaizdą. Tai mūsų procese mokymosi yra numatyta būtent Corona renderis, tai jį ir nusistatom. Šiaip tai renderis, su kuriuo būtų paprasčiausia dirbti ir tas vaizdas galutinis yra toks labiausiai realistinis. Taigi, nusistatėm renderį ir toliau reikėtų keltis baldus. Dabar iš kokių svetainių galima būtų parsisiųsti baldų, tai yra populiari svetainė 3dsky.org, kurioje šiaip reikia užsiregistruoti iš pradžių ir tada galėsite parsisiųsti į dieną 3 baldus nemokamai. Čia matome turinį įvairių baldų ir, tarkim, aš noriu bet lovos, tai paspaudžiu ir tiesiog viršuj dar yra suskirstyta pasirinkimai tokie, kad, tarkim, modeliai už dyką, free, yra pro, tai bus mokami baldai, om irgi nemokami. Tai aš nustatau free, stilių galiu pasirinkti, jeigu noriu, ir renderio tipą. Nustatau Corona. Ir čia tada jau galim rinktis kažkurį variantą. Ir būtų, čia pas jūs download užsidegtų, pas mane jau yra išnaudotas limitas, už tai rodo, kad jisai mokamas. Nors šiaip, kaip sakiau, 3 objektai galimi nemokami atsisiųsti. Tai toliau sekanti tokia irgi populiari svetainė, kur yra daugiau nemokamų baldų, tai 3dsky.model.com ir čia irgi tiesiog ieškote, kokio baldo norite ir irgi galima pasirinkti, kad būtų free, už dyką baldai, pasirinkti stilių ir tiesiog ieškom ir parsisiunčiam, ko reikia. Čia truputėlį šitoj svetainiai nėra, kad suskirstyta renderiais. Tai gali būti, kad parsisiųsite, tarkim, baldą ar baldus su Hurėjaus medžiaga, bet tai paskui papasakosiu, kaip tai išspręsti. Bet aišku, būtų geriau rinktis Corona medžiagą. Pavyzdžiui, čia matosi, kad yra ženkliukas Coronos renderio ir mums bus daug patogiau iš karto dirbti su medžiagomis. Tai dabar pabandysiu įsikelti baldą. Aš parsisiunčiau spintą. Spintą, kai jūs parsisiųsite iš pradžių bet kokį baldą, dažniausiai jisai bus su, ta prasme, RAR formatu, suspaustas, kaip pavadinkim, jį jums reikės vadinu, ekstraktinti, išskleisti, bet prieš tai jūs galite tiesiog, kad būtų patogiau pasikeisti pavadinimą, kad paskui jums būtų aišku,
koks tai yra baldas. Tai aš pasivadinsiu spinta ir jį išskleisiu per dešinį pelės klavišą 7 zip, arba būtų extract, jeigu to 7 zip nėra, extract to spinta. Ir matau, atsirado naujas folderis, spinta. Ir čia galima tiesiog, jeigu neinu per file import, tai tiesiog galiu įtempti savo baldą į savo darbalaukį ir per merge file įkėlė spintą. Ir dabar aš ant jos truputėlį noriu parodyti, kaip galima redaguoti baldą atsisiųstą. Tai tarkim, mums reikia tik tai kažkurios dalies šitos spintos, o kairės pusės nereikia. Tai kaip dabar man ją išsiskaidyti ir nereikiamas detalės ištrinti? Tai visų pirma, aš jį pažymiu ir pasižiūriu, ar jisai sugrupuotas. Dabar matau, kad jisai yra sugrupuotas ir kaip man jį išgrupuoti, tai einu per meniu juostą Group ir galiu ungroup daryti arba galiu tiesiog atidaryti grupę. Šiuo atveju gal net ir ungroup būtų patogiau, išgrupuoju ir dabar nereikiamas dalis pasižymiu ir tiesiog delete ištrinu. Dabar, kartais, pavyzdžiui, pasižymiu kitą dalį šitos spintos ir matau, kad jeigu aš ištrinčiau, tai man išsitrintų per daug. Ctrl-V grįžtų. Tai dabar kaip toliau išskaidyti. Tarkim, pasižymiu dureles ir pasižiūriu, gal jos irgi sugrupuotos. Ne, nėra, kad galėčiau ungroup arba open daryti. Tai kaip toliau jas išskaidyti? Tada aš einu į Modify, dešiniai pusiai. Ir Max'e yra, kad objektai turi savo tokius subobjektus vadinamus. Ir kai nueinu į Modify ir čia matau Editable Poly, aš galiu čia pradaryti ir matyti, kokie tie subelementai yra, bet tie visi šitie Vertex Edge Polygon subelementai matomi ir Selection lentelėje. Tai tarkim, jeigu aš pasižymiu kaip elementą ir matot, kad šitos durelės yra kaip iš atskirų elementų. Tai tarkim, man kairė pusė nereikalinga, aš paimu pažymiu raudonai kaip elementą ir tiesiog ištrinu. Galiu apibrėžti rankenėlės ir irgi ištrinti. Dar kad nesusimaišytumėt, poligonai panašiai irgi žymi, bet poligonai žymi grinai tik tai vieną tokią plokštumėlę, tarkim, ne visą detalę, elementą, ne, kaip durelės yra, bet tik iš vienos pusės ir tai tiesiog dabar yra čia jums nematomi, bet jeigu įspausčiau F4, tai matom tiesiog sudalinta šios durelės į poligonus. Ir šiuo atveju mums toks žymėjimas netinka, už tai vėl peršoku į elementus ir ištrinu tiesiog tas detalės, kurios nereikalingos. Gerai, išeinu iš elementų, nes jeigu neišėjus iš elementų ir bandau pažymėti tą medinę dalį, man nepasižymi. Būtinai turiu atžymėti, išeiti iš elementų ir pasižymiu tą tokią tamsiai rudą dalį, medinę, ir dabar žiūriu, kaip ją galėčiau išskaidyti. Dar einu pasižiūriu, šita dalis yra sugrupuota, galiu ungroup padaryti ir žiūrėti, kaip man vėl žymėsi, ištrinu. Jeigu šitą dalį dabar ištrinsiu, tai man išsitrins ir visos tos lentynos. Tai vėl tada reiškia, einu į elementus ir trinu kaip elementus. Dabar jeigu šitą dalį ištrinsiu, tai išsitrins ir dešinė pusė, tai šitas variantas irgi netinka. Dar žiūriu, ką čia galiu ištrinti. Ištrinu ir jau daugiau niekas nepasižymi.
tai išeinu iš elementų, pasižymiu vėl likusią dalį, vėl į elementus ir ištrinu nereikalingas detalės. Aš kaip pasižymiu kaip elementą, galiu tą elementą iš tikrųjų ir panešti, ir ištrinti, ir duplikuoti. Šiuo atveju man reikia tiesiog ištrinti. Ištrinu ir žiūriu dar iš aplinkui, išeinu iš elementų ir pasižymiu tekančią dalį, vėl į elementus ir ištrinu. Ir šitas dalis irgi ištrinu. Gerai, tai liko man ta tokia dalis, kuri ir turėjo likti, bet dabar ką daryti su šitu ilga ta detalė, tai tokią detalę aš galiu tiesiog eiti į taškus kaip subelementą ir pažymėti, bet dabar iš tikrųjų pažymėta kita spintos dalis, tai išeinu ir sprakteliu ant tos dalies, kurią noriu redaguoti, ir tada einu į verteksus, pasižymiu taškus ir juos galiu prinešti artyn tiek, kiek reikia. Dabar, kai žymit dar taškus, tai atkreipkite dėmesį, kad kuriuos jūs norit panešti, tai tie turi ir būti pažymėti. Čia reikia žiūrėti, kad nepažymėtumėt kokio nereikalingo taško. Arba jeigu jūs pažymėsit tik tai dalį taškų, ne, pavyzdžiui, viršutinius taškus, tai jums nešis va taip. Tai tiesiog žiūrit, pasižymėjot ir pažiūrit iš visų pusių, ar visi taškai, kurie reikia, pasižymėjo. Ir juos su move įrankiu tiesiog panešu į reikiamą vietą. Taip gavau tokią spintelę ir galiu su ja toliau, reiškia, ją dauginti, ta prasme, duplikuoti ir nunešti į vietą. Bet dabar tai aš tiesiog ant šito baldo norėjau parodyti, kad jūs galite susiradę baldą dar jį visaip išskaidyti ir redaguoti. Tai dabar užsigalvojo. Man iš tikrųjų jos nereikės, aš tik tai kaip pavyzdį norėjau pademonstruoti. Ir dabar toliau aš į savo sceną, į kambarį įsikėliau tokį baldą ir man jį reikia truputį irgi redaguoti. Tai tarkim, aš pasižymiu dalį šito baldo ir einu į Modify panelę ir žiūriu, ką čia mes turime. Šitas baldas irgi buvo čia parsisiųstas, tai jau yra panaudota, pritaikyta UVDBLV mapas, dar kol kas turbūt nežinot, kas tai yra, bet mums reikia nueiti į Editable Spline, į Vertex, ar tai būtų Editable Poly, ar šiuo atveju Editable Spline, ir nueiti į taškus, Vertex, ir per čia aš galiu pasižymėti taškus, ir juos panešant, va taip redaguoti patį baldą. Dabar jeigu pas jūs atsitiktų taip, kad jūs, kai nuėjot į Vertex, tarkim, buvot viršuj, baldas matosi, nueinate į Vertex ir jums nesimato baldo, todėl kad jisai yra taip sumodeliuotas iš linijos, tai kad matytumėt baldą, tą galutinį jo vaizdą, tai čia reikėtų įspausti Show and Result On ir tada jūs matote baldą pilnai ir tiesiog pasižymim, apibraukiam šoninius taškus, kuriuos noriu panešti, panešu iki kitos sienos. Ir būtinai tada, jeigu jau pabaigiau redaguoti, išeinu iš taškų. Dabar dar šita vieta mane truputėlį erzina, čia man taip išsikėlė sienos. Jeigu norėtumėm pakoreguoti šitą vietą, pratempti tą sieną, truputį prailginti, na, aišku, aš galėčiau, jau negalėčiau, nes tai yra, man mato kaip pro boolean objektą,
nes ta siena yra iškirsta ir aš paprastai per parametrus jau negalėčiau prailginti. Tai ką aš tada galėčiau padaryti, tai tiesiog tą ProBoolean, va čia irgi yra, mes esame modify, ProBoolean objektą per dešinį klavišą paversti į editable poly ir pasirinkus taškus, vertex, pasižymėti šoninius taškus ir truputėlį pratempti, prailginti, kad netyčia nesimatytų ten kokio plyšelio. Gerai, tai dabar toliau, tarkim, spintos šitas dvi dalis aš noriu pažymėti, tai kaip pasižymėti vieną pasižymiu select and move įrankiu galiu pažymėti arba select įrankiu, tada prižymėti spaudžiu Ctrl ir sprakteliu ant antro objekto ir tada, kad nukopijuoti ir iš karto nešti, spaudžiu Shift klavišą įspaudus, laikau ir tempiu X ašimi, taip sukūrė kopiją ir nešu iki kito šono. Ir OK. Reiškia, tarkim, tokį variantą sukūriau ir čia yra irgi importuotas baldas. Jeigu jūs jį norėtumėt redaguoti, tai visų pirma turėtumėt pasižiūrėti, gal jisai yra sugrupuotas. Einam į Group ir jisai yra sugrupuotas, atidarau per Open ir, tarkim, kažkokias detalės norit panaikinti arba pridauginti, tai dar kartą žiūriu, dar yra kaip grupė, nes labai daug objektų pažymėta, Group, dar kartą Open ir dabar matau, kad jau yra išskaidyta atskirom detalėm, o šitą detalę, jeigu dar pasižiūrėčiau, ne, jau ir nėra sugrupuota, bet aš noriu, tarkim, panaikinti tą viduryje tokią detalę. Tai jau tada vėl eičiau į Modify, eičiau į Edit Mesh, tai čia galėtų, kai kada gali būti Edit Poly, arba Editable Poly, arba Edit Spline. Šiuo kartu yra Edit Mesh ir einu į Element ir čia galiu paimti ir ištrinti, galėčiau kopijuoti, bet nekopijuosiu, nereikia man ir tiesiog, tarkim, panaikinu. Tada toliau išeinu iš elementų, pasižymiu priešais esančią detalę ir irgi į elementus pažymiu vieną iš elementų, delete, ištryniau. Išeinu iš elementų. Dabar jeigu pasižymiu stalviršį ir jūs norėtumėte tą stalviršį prailginti, tai eitumėt į taškus, į vertex, pasižymėtumėt šoninius taškus, kuriuos norite panešti, apibraukiant juos ir tiesiog paneštumėt iki tiek, kiek jums reikia. Tai aš dabar neilginsiu, man bus gerai toksai, koks yra stalas. Ir išeinu, paredagavus, išeinu iš vertexų ir atgal įdedu į grupę. Tai kadangi aš dariau per Open, tai dabar užteks padaryti tiesiog tik Close. Tai meniu juostoje, kur yra Group, Close, uždarau vieną kartą į grupę, bet jeigu noriu, kad dar ir susigrupuotų šitie visi pieštukai ar teptukai, Group, Close. Uždariau ir dabar tai visi tie elementai kaip vienas objektas į vieną grupę sugrupuota. Gerai, tai dabar, tarkim, aš noriu įsikelti dar baldų per File Import, per Merge, kadangi Maxo formatu kelsiu baldus, čia susirandu, kur mano baldai, kur mano papkutė, būtent kambario modeliavimas. Ir čia, tarkim, įkelsiu lovą. Ir Open. Lova matosi pas mane iš kelių objektų.
tai aš galėčiau čia juos su Ctrl prižymėti, bet galiu ir tiesiog apačioj all, kad visus elementus šitos lovos man įkeltų. Ok. Ir jeigu iškrenta tokia lentelė, tai reiktų apačioj spausti auto rename, todėl kad, reiškia, jau tokiu pavadinimu yra kažkoksai objektas, tai kad tiesiog man nepakeistų vieną kitu, o įkeltų tą, ką noriu, tiesiog šitus pavadinimus automatiškai pakeis pati programa ir čia įkeliu lovą. Dabar lova, jeigu matau jau front lange, kad jinai man truputėlį per žemai stovi, tai tiesiog ant grindų panešu ir aš ją noriu apsukti, reiškia, tokį veidrodinį atspindį jai padaryti. Tai pažymėta, aišku, lova ir einu viršui į įrankių juostą Mirror. Ir čia iškritusioj lenteliai X ašimi, tai yra ne X, o Y ašimi darau veidrodinį atspindį. Ok, apsisuko ir prinešu prie sienos. Paskui čia dar patvarkysiu tuos atstumus taip, kaip reikia. Dabar nebijokit, jeigu jums įsikelia baldas, tarkim, juodas. Tai čia yra problema dėl medžiagų ir aš paskui vėliau papasakosiu, kaip pakeisti tada medžiagas, kad jos matytųsi kaip medžiaga, o ne, kad nebūtų visas objektas juodas. Gerai, tada toliau dar įsikeliu. Import, merge, įsikeliu. Dar turiu, kažkur tai turėtų būti valgomasis stalas. Įkeliu, all ir ok. Tai aš galiu įkelti per file import merge, bet galiu įtempti ir tiesiog, vat, pavyzdžiui, jeigu vėl ištrinu, jeigu aš tiesiog atsidarau kaip per dokumentus eiti, tai tiesiog susirandu, kur yra čia valgomasis stalas ir, tarkim, galiu tiesiog va taip nutempti. Nutempiant, tai aš galiu dar taip pakoreguoti vietą, nors šiuo atveju kažkodėl man nedavė pakoreguoti, tai nesvarbu, tiesiog aš galiu dabar nusinešti su move įrankiu ten, kur reikia. Dar aš buvau įjungus F4, tai duoda tą tokį matomą tinklelį, kartais, kai modeliuojam, yra patogu įsijungti tą tinklelį, tai F4 vėl paspaudus vėl galiu panaikinti, F3 tai rodytų tą tokį wireframe vaizdą, vien tik tai tinklelį. Tai to mums nereikia, vėl F3, vėl grąžinu į tą vaizdą su spalva, su tekstūra. Tai dabar kaip ir šioj pamokoj, tada gal kaip ir viską susakiau, sekančioj pamokoj pasižiūrėsim su medžiagom, kaip dirbti, su tekstūrom, o šiuom kartu baigsiu iki kito karto.